Ar tau teko turėti tokią veido pudrą, kuri tokia komfortiška, kad ją norisi teptis net prieš miegą? Man neteko, kol nesuradau Spa Treatment Glow Cushion. Jinai tokia komfortiška, dengia taip lengvai kaip šilkas. Vienas patepimas ir užmaskuota, bet oda nieko nejaučia. Tokia visiškai lengvas pojūtis. O kaip gerai maskuoja? Ir šitą pudrą gali naudotis tiek jauna mergina, kuri patyrusi darytis makiažą, tiek vyresnė moteris, kuri nežino, kaip naudoti kreminę pudrą ir veido formavimą, daug priemonių. O negana to, jinai dar turi SPF 50. Sekundė ir tu gali išbėgti su SPF 50 iki pašto dėžutės. Man patinka, kad jinai dengiasi lengvai, greitai ir toks labai pojūtis lengvas. Oda lyg tai neturi makiažo, aš net kartais vakare pamirštu, kad aš su makiažu ir kad jį reikia nusivalyti. Dabar palyginkime, kaip pavyzdžiui, jeigu teptumėmės kreminę pudrą, tai paskirstome tam tikrą kiekį, įsitepam rankytes ir tokią kaukės efektą reikėtų paskirstyti ant veido. Po to paimti 2-3 priemonės, kad išmodeliuoti, gražiai atrodytų. Bet kaip bebūtų, aš vis viena su kreminė pudra jaučiuosi kaip su kaukė. Tai yra nepalyginamas su kušonu, kai tu praeini lengvai, kaip su šilku, oda blizga, kvėpuoja ir nėra to kaukės efekto. Nereikia tau tapyti paveikslo ant savo veido. Taigi didelis ačiū japonams, kad sukūrė kušonus, kuriuos tu tepi dėl to, kad tau gera, o ne dėl to, kad reikia.